Wenn mich jemand fragt in der Galerie, wofür arbeiten Sie, was machen Sie, dann sage ich, ich fotografiere Menschen, die sich mit Kunst auseinandersetzen. Das kann ein Künstler sein, es kann ein Galerist sein, es kann ein Hund sein, der vor einem Bild steht oder ein Zuschauer. Also vieles weglasse und mehr auf die Persönlichkeit gehe. Jans Sobotka, pasniedzējs, mākslinieks un fotogrāfs, 2004. gadā nodibināja Berlīnes skatuves mākslas portālu Katonbed. Tajā atrodams vairāk nekā 14,000 viņa fotogrāfiju. Viņš uzņēma lietuvieti Jūliju Goidu, kura ir diplomāta ekonomiste un dramatiskā teātra aktrise, taču uz Berlīni viņu aizveda aizraušanās ar fotogrāfiju. Aš sutikau Jan Sobotką vasarą, kai aš atostogavau Berlyne. Ir man labai patiko jo būdas, laisvas būdas fotografijos, kaip jisai dirba su žmonėm, apskritai kaip jisai žiūri į fotografiją. Jūlija šīs programmas ietvaros Berlīnē pavadīja 3 mēnešus ar domu turpināt tur strādāt. Multikulturālā un brīvdomīgā galvaspilsēta kopš Berlīnes mūra nojaukšanas šķiet pievilcīga daudziem māksliniekiem. Viņi tajā rod atbalstu un iedvesmu. Ich bin selber oft in der Situation gewesen, dass ich im Ausland war und Leute brauchte, die mir helfen. Erstens unterrichte ich und zweitens habe ich gesagt, okay, wenn ich dir helfen kann, gerne. Und sie hat mich gefragt, ob ich das machen würde und dann hat es mich auch einfach interessiert. Ich habe ihre Webseite gesehen, die Fotos und fand das interessant. Und habe das nie so betrachtet, dass ich jetzt immer derjenige bin, der etwas besser kann, sondern dass es ein Austausch ist. Šajā senlaicīgajā krodziņā abi fotogrāfi uz pāris stundām izveidoja fotostudiju. Jūlijai Goidai ir īpaša, ļoti personiska pieeja fotogrāfijai. Tā ir atšķirīga no Janas Sobotkas pieejas, taču viņus abus interesē portreti. Fotosesijas laikā ar modeļiem viņi strādāja vienā un tajā pašā laukā, sajūsminādamies viens par otra izjūtu un tehniku. Mes pagrinde daug kalbėjom iš tikrųjų apie fotografiją, apie fotografijos principus ir apie tai, ko mes siekiame fotografiją. Tai buvo iš tikrųjų toks mokomasis periodas. Jan Sobotka pakeitė mano požiūrį į kaip režisuoti žmogų, kaip su juo dirbti, kaip su juo šnekėtis. Ir aš pradėjau fotografuoti portretus, kurie pakankamai mano atžvilgiu buvo sėkmingi ir yra sėkmingi. Ich habe eher erwartet, dass es einen Austausch gibt. Ich habe weniger erwartet, dass ich jetzt eine Fotoserie sehe, weil mir relativ schnell klar wurde, dass es einen Prozess vor dem Erasmus-Stipendium gab bei Julia und danach. Und ich glaube, in manchen Dingen ist die Wirkung langfristiger zu sehen. Wir treffen uns sehr oft und haben einen Austausch, ja, über die Fotos, über die Szene, was wir beide sehen, was ein gutes Foto ist. Und insofern ist es eine sehr lebendige Diskussion. Šajā sadarbībā Jūlija ir atradusi to, kā viņai pietrūka Viļņā. Radošu vidi, kā arī atzīta fotogrāfa, māksliniecisko un pedagoģisko atbalstu. Tas viss radīja ļoti labvēlīgus darba apstākļus. Šita programa labai mane sudomino to, kad jinai siūlo kaip mokamąją dalį ir tuo pačiu jie paremia. Ir atvažiuojant į šalį ir jos nežinant, žmogus gauna vietą, kur mokytis, kur dirbti ir kur patirti visus naujus dalykus. Tai iš tikrųjų labai geras santykis tarp darbo ir mokymosi. Jūlija pavisam nopietni plāno palikt Berlīnē, lai veidotu savu uzņēmumu. Šī programma ir palīdzējusi viņai jau iekarot darba tirgu. Tai aš manau, kad čia jau labai didelis pasiekimas. Tie 3 mėnesiai Berlyne iš tikrųjų man buvo labai naudingi. Aš sakyčiau, kad aš labai daug darbų padariau ir ne per seniausiai vienas žurnalas paprašė mano nuotraukų spausdinti, kuris yra labai aukšto kultūrinio lygio. Aš tikrai labai patarčiau naudotis šią programą ir ją domėtis. Tikrai.